Taip jau gaunasi, kad Lietuva nuo 2009 metais, kai Dalia Grybauskaitė, kaip aš sakau, paskyrė Ingridą Šimonytę finansų ministrę, mums bai nesiseka su tais finansų ministrais. Ypatingai šią kadenciją mes turėjom Rimantą Šadžių. Rimantas Šadžius be kita ko, mes ten galime kritikuoti, gali sutikti, nesutikti su juo, bet bent jau pas jį ateidavai, sėdėdavai, dėdavai argumentus ant stalo, jisai savo argumentus ant stalo, aišku, Darius labai daug prisidėdavo ir būdavo kažkokie sprendimai. Kada buvo dabar Kristupas, gražus, kaip aš sakau, ministras, bet ne ministras. Viceministro, viskas yra tikrai tvarkoj, gali būti. Dabar yra pasiūlomas žmogus, kuris buvo Valstiečių partijos berods narys, po Valstiečių partijos iš Vilniaus tarybos perėjo pas vardan Lietuvą pas Saulių Skvernelį, po to sako, aš jau nebeisiu jokią politiką, maždaug eisiu ten, lebedėsiu kažką tai ir sutinku būti užsienio reikalų ministru nuo socdemų. Tai dabar jau negana to, kad socdemai pakeičia jį visiškai iš užsienio reikalų viceministrų, pastato į ekonomikų, finansų, atsiprašau, ministrus ir kas įdomiausia, kad net ir Sysas ir visi kiti jau jį ten vadina ufonautų, kosmonautų ir kokiu epitetų nededa. Faktas tai yra vienas dalykas, kad žmogus skiriamas yra visiškai ne pagal savo pareigas, faktas, kad žmogus nesupranta, į kokias eina pusės, bet baisiausia yra tai, kad prezidentas, kuris yra bankininkas, finansininkas, bent jau save prisistato finansininkų, aš tai nežinau, ką tarybiniais laikais ten studijavo, mokėsi, kol Sąjūdis buvo kūriamas, bet jau prezidentas prieš skirdamas arba tvirtindamas jį į finansų ministrus, bent jau elementariai turėjo jį praegzaminuoti, kaip jis įsivaizduoja akcizo surinkimo, kaip jis įsivaizduoja gyventojų pajamų mokesčio, kaip jis įsivaizduoja aplamai mokestinės reformos pasekmes, dėl kurių ir mes nukentėjom, ir mano reitingai nukentėjo, ir kitų politinių partijų reitingai nukentėjo, nes iš esmės mes padarėme tą vadinamą tokią lengvą mokestinę reformą dėl to, kad valstybė galėtų gauti RRF pinigus. Šioje istorijoje yra įdomus labai dalykas, kad finansų ministras praktiškai sutinka su viskuo, ką vardan Lietuva atnešė į vyriausybės programą. Tai reiškia, dabartinis finansų ministras negalvoja, kaip uždirbti reikės daugiau pinigų, jis negalvoja apie tai, kaip gauti reikės pajamų, bet jis galvoja, kaip juos reikės tos pinigus išleisti, nors neturint pinigų, bet jis juos skolins ir išleis. Aš šiandieną labiausiai, ko aš ir pasigendu, tai finansų ministras, kuris turėtų aiškiai ateiti ir šiandien pasakyti. Mano pagrindinis uždavinys yra, tarkime, mažinti valstybės skolą, daugiau uždirbti pajamų. Ir dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Atsitinka Aurelijus Veryga, Valstiečių žaliųjų partija, kuri aiškiai pasiūlo didinti mokesčius, aiškiai pasiūlo didinti akcizus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Lietuvoje yra siūloma ne kažką kitą daryti, bet vėlgi papildomai apmokestinti žmonės. Tai reiškia, vėl mes turėsim kontrabandą, vėl mes turėsim nelegalią veiklą, vėl mes turėsim skrendančius balionus, vėl mes turėsim visiškai tą vadinamą tokią idiotinę poziciją. Dabartinis finansų ministras, jisai buvo užsienio reikalų viceministras, nepamirškite. Ir jeigu mes buvo kalbama apie tai, kad reikia panaikinti sankcijas, jeigu buvo kalbama apie tai, kaip reikia gauti papildomai pajamų ir buvo kalbama apie baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą praleidimo, tai jis kaip finansų ministras jis turės labai aiškiai pasakyti, ar jis pritarė šitai pozicijai. Kitas yra dalykas, finansų ministro pavaldume yra šiandieną, kaip žinote, Igničio valdymas akcijų arba valstybinių įmonių akcijų valdymas, valdybos irgi priklauso. Aš nei vieno sakinio negirdėjau, ar jis planuoja Igničio valdybos narius atstatydinti, ar jis planuoja kokį, nežinau, ten lūkesčių laišką rašyti. Aš net negirdžiu, kad finansų ministras šiandien pasakytų, kaip jis įsivaizduoja antrą vėjo jėgainių parką, kur jūra jėgainių parką, kur nori Lukas Savickas, kuris be kita ko, vėliau papasakosiu, kokių jis Vilnių yra pridirbęs valstybei. Jis visiškai nekalba šiandieną apie labai paprastą dalyką, kiek toliau valstybė yra nusiteikusi skirti kompensacijos ir skirti pinigų būtent už sankcijų taikymą valstybinį įmonę, kurios praranda pajamas. Tai, bus įdomu man pasižiūrėti, kaip šitas finansų ministras dirbs. Dar kartą sakau, nežinau, mano galva, tai čia prezidentas specialiai, matyti, norėdamas blogo, linkėdamas blogo socialdemokratam jį paskyrė, nes finansų ministras tai yra dešinioji ranka. Gal čia yra susitarimas, kad finansų ministras pritars bet kokiems siūlymams ar bet kuriems pasakymams, kuriuos reikalaus Mindaugas Sinkevičius, taip skolindamėsi pinigus ir tikėdamėsi 28 metais laimės Seimo rinkimus. Bus aišku matyti, bet tai, ką šiandien aš matau iš šito ministro, aš labai abejoju, ar kokius rezultatus parodys.